Čia saugomas vertingiausias produktas Žemėje. Viduje jo tiek daug, kad suskaičiuoti būtų neįmanoma. Įdomu tai, kad jis neturi nei spalvos, nei kvapo. Neturi ir svorio. Galbūt jau atspėjote, kad tai duomenų centras. Didžiulė informacijos saugykla. Čia laikomi dokumentai, vaizdo įrašai ir net karinės paslaptys. Ir tai tik vienas iš daugybės pasaulyje esančių duomenų centrų. Kaip tikriausiai suprantate, šių svetainių pašalinimas galėtų pražudyti šiandieninę visuomenę. Tas pats pasakytina ir apie biologiją. Be DNR esančios informacijos visa gyvybė nustotų egzistavusi. DNR kodo iššifravimas atskleidė tokios informacijos ir pateikė tokių atradimų, kurie amžiams pakeitė mūsų pasaulį. Tai leidžia nagrinėti savo šeimos istoriją, nustatyti polinkį į ligas ir net išaiškinti nusikaltimus. Tačiau DNR yra daug daugiau nei tiesiog duomenų šaltinis. Tai pagrindinis šaltinis duomenų, nusakančių visų gyvų būtybių fizinės savybės. Šiame įraše iškelsime kelis su tuo susijusius klausimus. Kas tiksliai yra informacija? Kodėl nesuskaičiuojami jos kiekiai reikalingi gyvybei? Ir galiausiai, iš kur ji kyla? Pradėkime. Pirmiausia, kas yra informacija? Fundamentalų informacijos vienetą galima palyginti su paprastu konkrečiu sprendimu. Pavyzdžiui, nuspausti elektros jungiklį ar ne. Sudėtingesni sprendimai reikalauja didesnio informacijos kiekio apdorojimo. O milžiniškoms užduotims atlikti reikia daugybės sprendimų ir labai plataus informacijos valdymo, naudojant skaičiuokles, diagramas ir instrukcijas. Gyvybė taip pat remiasi DNR įrašytomis instrukcijomis, kad sukurtų įvairias struktūras. Apie DNR jau kalbėjome anksčiau, tad tik trumpai tai prisiminkime. Informacija DNR saugoma kaip 4 cheminių medžiagų seka. Ji išdėstyta kaip raidės knygoje. Jų yra milijardai ir jas galima perskaityti. DNR turi ir segmentų, vadinamų genais. Genas yra užkoduota instrukcija, nurodanti, kaip pagaminti vienos rūšies baltymą. RNR polimeraze vadinamas aparatas nukopijuoja pasirinktą DNR dalį į informacinę RNR. Taip gimsta esminga dalis – skaitmeninis baltymo kūrimo planas. Toliau IRNR sąveikauja su ribosoma. Ji perskaito IRNR esantį kodą ir panaudoja jį pagaminti nurodytiems baltymams, kurie yra statančioji gyvybės medžiaga. Ribosomos yra universalios mašinos, nes gavusios tinkamas IRNR instrukcijas gali pagaminti bet kokį baltymą. Tai šiek tiek panašu į 3D spausdinimą. Panaudodami didelius informacijos kiekius, geri programuotojai gali sukurti sudėtingų darinių. Jūsų DNR yra tiek informacijos, kad užtektų pagaminti daugiau nei 20 000 skirtingų baltymų, kuriuos galima derinti su kitomis molekulėmis ir pagaminti maždaug 200 skirtingų žmogaus ląstelių tipų. Šios ląstelės yra specialiai sukurtos suformuoti audiniams, kurie sudaro jūsų organus ir sistemas. Visą tai panaudoja tik dalį DNR esančios informacijos. Laimiai, DNR geba saugoti didžiulį duomenų kiekį. Tiesą sakant, tai kelia pavydą visiems informacijų technologams. Joks žmogaus išradimas nei iš tolo neprilygsta DNR atminties apimčiai. O tai veda prie antrojo klausimo.
Kodėl gyvybei palaikyti reikalinga tiek daug informacijos? Pirmoji atsakymo dalis glūdi ląstelės viduje, kur nuolat keičiamasi didžiuliais informacijos kiekiais. Šie tiksliai pagaminti baltymai sudera tobulai ir taip suformuoja sudėtingas struktūras. Ar labai sudėtingas? Kai kurie baltymai sukuria labai sudėtingus agregatus, tokius kaip šis ATP sintazė. Šie sudėtingi sukamieji varikliai renka energiją, kad maitintų jūsų ląsteles. Arba kinezinas, motorinis baltymas. Taip jis krovinį per ląstelę gabena pėsčiomis. Šios ir kitos įstabios mašinos šiuo metu veikia viso jūsų kūno ląstelėse. Pakalbėkime ir apie išorę. Pamatysime, kad kiekvienas ląstelės tipas yra milžiniško trilijonų ląstelių bendradarbiavimo dalis. Atskiros ląstelės bendrauja su šalia esančiomis, perdavinėdamos gyvybiškai svarbią informaciją. Tačiau informacija dalijamasi ir tarp ląstelių, esančių skirtingose kūno vietose. Tai daroma cheminių ir elektros signalų pagalba. Šie duomenų tinklai teikia informaciją daugybė jūsų tarpusavyje susijusių organų ir sistemų. Negana to, gyvybei, kaip sakoma, laikas yra svarbiausia. Labai daug priklauso nuo tinkamos informacijos aktyvavimo jūsų DNR reikiamų metu. Pavyzdžiui, kai buvote kelių mėnesių amžiaus, jūsų DNR buvo aktyvuota su nurodymais auginti dantis. Po kelių metų buvo aktyvuoti nurodymai dėl antrosios dantų auginimo fazės. Išaugus visiems, dantų auginimo nurodymai buvo sustabdyti. Dramblių genetinė programa yra kitokia. Jiems duodamas ženklas pirmyn, kol išauga 6-7 dantų rinkiniai. Kaip šie nurodymai DNR duodami ir sustabdomi? Štai dažniausiai naudojamas būdas. Tai vienas jau anksčiau rodytų cheminių signalų. Jo užduotis – susijungti su reguliuojančiu baltymu ir jį aktyvuoti. Dabar baltymas gali įjungti valdymo elementą, kuris būna šalia genų arba tarp jų. Kai gaunamas paleidimo signalas, RNR polimerazė yra aktyvuojama. Genetinės instrukcijos nukopijuojamos, o į RNR jas perduoda, kad būtų pagaminti reikalingi baltymai. Jūsų ląstelės nuolat gauna žinutes, nurodančias įjungti arba išjungti konkrečius genus. Įstabu, kaip puikiai ląstelės prisitaiko prie įvairių situacijų. Pavyzdžiui, kai trūksta išteklių, gali būti įjungtas energijos taupimo režimas. Plėšrūnų pavojus suaktyvina gynybos režimą. Kai kurios ląstelės netgi gali kilniai pasiaukoti vardan bendros gerovės. O kamieninės ląstelės, kai to prireikia, gali transformuotis į kitokio tipo ląsteles. Turint omenyje tokį informacijos apdorojimą ląstelėje, nesunku suprasti, kodėl gyvybei reikalingi milžiniški informacijos kiekiai. Tačiau apie kokį informacijos kiekį kalbame? Tos 4 DNR sudarančios cheminės medžiagos būna poromis A su T, o G su C. Ši seka išreiškia DNR esančią informaciją. Visoje sekoje yra maždaug 3 milijardai bazių porų. Knygos formatu tai būtų apie 1 milijonas puslapių. DNR kartais vadinama gyvybės instrukcija. Storokas skaitinys. Man kaip biologui tokią knygą įsivaizduoti smagu. Aš juk turiu savo automobilio naudojimo instrukciją. O kas būtų, jei galėtume sudaryti instrukciją biologinėms dalims? Mokslas, bet kokiu atveju, kol kas neturi išsamaus visos informacijos aprašymo, reikalingo net ir vienai ląsteliai sukurti, jau nekalbant apie sudėtingesnius biologinius objektus. Tačiau remdamiesi tuo, ką žinome apie informaciją, galime įsivaizduoti, kaip atrodytų instrukcijos reikalingos sukurti organą. Pavyzdžiui, vadovas, kaip sukurti žmogaus akį. Turbūt vienas sudėtingiausių dalykų, kokie tik egzistuoja. Na, gal tai kiek per ambicinga.
O širdis? Ji turi žymiai mažiau dalių. Šiek tiek elektronikos, šiek tiek hidraulikos, gal kitame epizode. Gal imkimės kažko paprastesnio. Kaulai skamba įgyvendinamai. Štai šlaunikaulis. Pabandykime sudaryti instrukciją, kaip sukurti kaulą. Žinoma, kaulai augti pradeda dar įsčiuose. Pirmas žingsnis – tam tikros ląstelės gauna nurodymus formuoti ne kaulą, o minkštą kremzlę. Toliau į sukietėjusias vietas, bet ne visą kaulą, įterpiami mineralai. Dabar pridedame atraminės struktūras. Jos esmiškai svarbios, nes raumenims ir sausgyslėms reikia tvirtų prisitvirtinimo taškų. Pereiname prie naujagimio. Šiame vystymosi etape instrukcijos sudėtingėja. Šlaunikaulis turi likti tvirtas, bet taip pat ir smarkiai pailgėti. Kaulo galai turi išlikti prisitaikantys. Augimo plokštelės, kurios vis dar yra lanksti kremzlė, leidžia kaului ilgėti. O dabar ta instrukcijos dalis, kuri tampa itin komplikuota. Šlaunikaulis turi augti tam tikromis proporcijomis. Reikia nepamiršti, kad raumenų prisitvirtinimo vietos yra labai svarbios. Jų padėtis kiekvieno galo atžvilgiu turi išlikti tinkamos proporcijos. Kiekviena augimo plokštelė turi būti informuota atskirai, kad žinotų, kada ir kiek augti. Be to, kartais kai kurios atraminės struktūros turi pasislinkti į naują padėtį. Visa tai būtina, kad kaulas augtų sinchroniškai su raumenimis. Dėl to 7 metų mergaitė gali būti tokia pat vikri, kaip ir 17-metė. Griaučiai visiškai subręsta kažkur tarp 17 ir 25 metų ir kaulai nebeilgėja. Tačiau lieka dar daugybė instrukcijų. Kaulų ląstelės turi išlikti aktyvios visą žmogaus gyvenimą. Įvykus lūžiui ar skilus kaului, problemai spręsti turi būti pagamintos naujos kaulo ląstelės. O jei kaulas nuolat susiduria su didelėmis apkrovomis, jis turi platėti ir tankėti, kad būtų tvirtesnis. Dar neaptarėme vidinės kaulo dalies, kurioje yra tankus kraujagyslių tinklas ir kempininė kaulų čiulpų medžiaga, gaminanti kraujo komponentus. Žinoma, šlaunikaulis – tai tik vienas iš daugiau nei 200 kaulų jūsų kūne. Kiekvieno kaulo ląstelės turi savo atskirą instrukcijų rinkinį. Kodėl? Kaulai vystosi skirtingai ir ne tuo pačiu laiku. Galiausiai, griaučių sistema susiderina su daugeliu kitų organizmo sistemų. Jau minėjome raumenų sistemą. Jūsų kraujotakos sistema raudonuosius kraujo kūnelius gauna iš kaulų čiulpų. Imuninė sistema, savo ruožtu, naudoja būtinus baltuosius kraujo kūnelius, kurie taip pat gaminami kaulų čiulpuose. Yra ir daugiau pavyzdžių, bet paskutinis, kurį paminėsiu, tai nervų sistema, kuri yra itin svarbi informacijos perdavimui. Ji taip pat nuolat sąveikauja su kaulais. Taigi net ir tarsi paprasto kaulo sukūrimas yra kur kas sudėtingesnis nei gali pasirodyti. Iš tiesų, daugelis šlaunikaulį laiko tikrų inžinerijos stebuklu. Suderinti trimačiai planai aiškiai rodo išankstinį numatymą, turint aiškų tikslą – optimizuota kaula, susieta su optimizuota sistema. Ir vėlgi, kiekviena ląstelė žino savo vaidmenį šiame šlaunikaulio augimo ir formavimo procese, kuris vyksta pagal tiksliai apibrėžtus reikalavimus, konkrečiose vietose, pagal iš anksto numatytą grafiką, su nuolat atnaujinamomis instrukcijomis viso gyvenimo metu. Tačiau tą patį galima pasakyti ir apie kitus jūsų organus, kur kiekviena ląstelė yra tikslingai išdėstyta pagal gerai apgalvotą planą. Gerai apgalvotą planą?
Pažvelgus į DNR, šią nuostabią molekulę, kuri gali kaupti ir atkurti informaciją, kyla akivaizdus klausimas. Iš kur jie atsirado? Mokslininkai jau dešimtmečius diskutuoja, kada ir kokia šio pirminio gyvybės kodo pradžia. Ar cheminiai junginiai tolimoje praeityje atsitiktinai pradėjo jungtis į vis sudėtingesnės struktūras? Juk gamtoje matome pavyzdžių, kad kai kurios cheminės reakcijos kildina tvarkingas ir gražias struktūras. Tačiau apie biologiją žinome, kad veikiančios struktūros gali egzistuoti tik tada, kai jas nulemia konkretus kodas, apibrėžiantis jų formą ir funkciją, bet jos nekyla iš atsitiktinai susibūrusių cheminių medžiagų. O kalbant apie mintį, kad DNR galėjo vystytis palaipsniui, atsiranda akivaizdi problema – baltymų kilmė. Žinome, kad be DNR instrukcijų ląstelėje neįmanoma pagaminti baltymų. Kita vertus, prieiga prie DNR instrukcijų be baltymų neįmanoma. Tai sujaukia visus vištos ar kiaušinio tipo spėliojimus. Tačiau žinome, kad gerai suprojektuotas daiktas leidžia numanyti įgudusį kūrėją. Tad kokia visos šios informacijos kilmė? Įrodymai neparemia atsitiktinumo. Neįsivaizduojama, kad tokio sudėtingumo pirminis kodas, apie kurį kalbame, galėtų kilti be programuotojo. Kitaip tariant, be protingo veikėjo, kuris yra informacijos, visos gyvybės pagrindo, kūrėjas ir šaltinis.